pasveikintai, sveikas po daug metų pertraukos sugrįžęs į Lietuvą, į Lietuvos čempionatą, prisijungi prie Kauno Žalgirio, tai kokios tos pirmos mintys ir kaip čia taip gavosi? Tai ačiū. Nežinau, čia galima vadinti, kad sugrįžtų, nes šiaip nesu debiutavęs A-lygai. Niekad taip ir nežaidžiau, dabar jau top lygai. Tai labai įdomu. Aišku, smagu, kad pasitaikė šitą galimybę grįžti į Lietuvą. Ir labai įdomu, kaip čia viskas, kaip kas. Laukia įdomus iššūkiai, tai tikrai. Tau dar vos virš 30. Kiek jau laiko galbūt brendo tas grįžimas į Lietuvą? Tai realiai dabar tik ta galimybė tokia pasitaikė. Tai jie ir naudojas. Paskutiniai metai buvo Japonijai, pasiilgau Europos, gavau pasiūlymą iš Kauno Žalgirio, pradėjom svarstyti su šeima. Tai šeima irgi labai didelis faktorius yra, kadangi vaikam jau prasideda tas amžius, kai reikia eiti į mokyklą. Tai gal neišvengiamai čia šitas sprendimas. Ir tai kaip ir sakau, labai įdomu. Ateinu į čempionų komandą, kuri turi didelės ambicijas tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Klubas auga, apskritai visa lyga auga. Tas juntama, žiūrint iš šono, iš Japonijos. Pasižiūrėdavau tų rungtynių, jeigu laikas leisdavo. Tai įdomu ir kaip ir sakiau, niekad nesu žaidęs A-lygoj, top lygoj. Tai įdomu pažiūrėti, kaip viskas yra iš vidaus. Su kokiu nusiteikimu į šią lygą ateini, nes yra buvę pavyzdžių, kur žaidėjai, kurie arba labai minimaliai pažaidę jaunystėje ir vėliau išvykę ir rungtyniavę visą laiką užsienyje, vėliau grįžta su mintim, kad tai čia, sakykime, žingsnis kažkoks atgal gal ir ateisiu ir toj lygoje dominuosiu, bet tada susidūrę su realybė pamato, kad nėra čia taip jau paprasta ir lengva. Tai su kokiu mentalitetu tu ateini į šitą lygą? Ne, aš labai rimtai žiūriu į šitą lygą. Apskritai, man gal toks charakteris, jeigu aš ir mėgėjų komandai pasirašyčiau kontraktą, tai irgi labai rimtai žiūrėčiau tai ir aš manau, kad tai yra stipri, kompetentinga lyga ir tikrai nebus lengva. Tai plius aš ateinu vidury sezono ir ateinu kai treneriai keičiasi. Kai treneris keičiasi, komanda tikriausiai neišgyvena geriausio, nėra geriausias momentas. Tai pačiam irgi kažkiek trūksta šiuo metu fizinio pasirengimo, reikia susipažinti su komandos draugais, tai tų iššūkių yra visokių, įvairiausių ir tikrai labai rimtai žiūriu ir stengsiuosi padaryti viską, ką galiu geriausiai ir žiūrėsim, kaip gausis. Nemažai kalbėjai apie Japoniją, ar ne, etapas Azijoje, išvykus iš Europos, persikėlus ten, kokie esminiai skirtumai buvo, nekalbant apie kultūrą, bet kalbant konkrečiai apie futbolą. Kokį futbolą radai ten ir, nežinau, kas gal Europos futbole traukia atgal? Matai, čia neišeina nekalbėti apie kultūrą, nes ta kultūra ir
ir futbole labai persiduoda. Tai taip, labai viskas disciplinuota, viskas sustatyta į savo vietas. Labai mažai vietos improvizacijai ir kas liečia žaidimą, tai tu labai aiškiai žinai, kokia yra tavo rolė, ko iš tavęs yra prašoma ir tiek, kas už aikštės ribų, tai organizacija ten pačiam aukščiausiam lygiai. Apie viską stengiamasi pagalvoti, kad tik žaidėjui būtų kuo paprasčiau daryti savo darbą. O jeigu ir kas nepagalvota, tai stengiamasi pagalvoti. Iš tos pusės tai tikrai viskas labai aukštame lygyje ir kas liečia visus organizacinius klausimus, tai viskas labai aukštame lygyje. O šiaip tai labai didelė pagarba apskritai tau kaip žmogui ir nėra nereikalingų kažkokių tai dažniausiai emocijų. Tai visi supranta, kad tai yra tavo darbas ir visi turi kažkokias tai funkcijas ir jas atlieka. Prieš perskeldamas į Japoniją žaidžiau Graikijoje 4 metus. Tai kaip diena ir naktis tikriausiai skiriasi ir mentalitetas komandų, ir fanų bendruomenės, ir kaip jie ateina į rungtynes, kokį palaikymą duoda, už ką tau ploja, kaip palaiko. Tai šiaip įdomus dalykas, kad labai daug būdavo moterų stadionas ir ypač vyresnio amžiaus moterų. Tai tikrai futbolas labai populiarus sportas tarp moterų ir tarp vyresnio amžiaus moterų, kas gal ne taip įprasta yra Europoje. Tai tų skirtumų tikrai yra įvairiausių ir čia galima visą dieną kalbėti apie tai. Lietuvos futbolo sirgaliai vis tiek tave labiausiai žino iš Lietuvos rinktinės kaip žaidėjoje, bet dažnai būna taip, kad žaidėjai klube ir rinktiniai turi ir skirtingas roles, ir skirtingas funkcijas. Tai taip apibendrinant tavo iki šiol turėtą karjerą, tiem žmonėm, kurie tave yra matę tik rinktinėje arba galbūt kurie net ir nežiūri rinktinės, bet matys tave Kauno Žalgiryje, kaip kokį futbolininką save pristatytum? Saugas, kuris mėgsta daryti ką? Jeigu taip trumpai, tai labiau į ataką, į kūrybą orientuotas saugas esu. Bet dažniausiai rinktiniai būdavo ta rolė. Bet klubiniam futbole tiesiog yra specifika, tu turi daugiau laiko pasiruošti, tave gal ir gal ir treneriai kitaip mato, tai tų klubiniam futbole būdavo ir kitokių rolių. Bet iš esmės tai nėra kažkoks didelis skirtumas. Dar liekant prie rinktinės, dabar kai rungtyniavai Japonijoje, ne visada pavykdavo ir atvykti į Lietuvos rinktinę. Ar yra tikslas grįžus čia arčiau namų vėl išsikovoti tą vietą rinktinės sudėtyje ir būti nuolatiniu jos dalyviu? Ar grįžai į klubinį futbolą Lietuvoje be tokių ambicijų? Viena iš priežasčių tikriausiai grįžti į Europą ir buvo rinktinė. Tai kažkur, negalvoju apie tai per daug, bet kažkur tikriausiai kirba galvoj šitą mintis. Tai kaip bus, kokia bus mano forma, kaip aš žaisiu, tai čia jau
viskas priklausys nuo manęs, o paskui bus matyti.